Bičiuliai, turiu atominę temą. Atominis reikalas, ko dar nėra buvę mano kanale. Mes visada rodėm gatavą rezultatą, pasakodom, kodėl vienos medžiagos, kitos jų savybės panašiai. Šiandien pagrindinis fokusas, kaip mes tai padarom. Šį kartą, kaip matot, mes turim pakankamai įprastos išvaizdos Lietuvos kraštovaizdžio namą ir čia mes darysim porceliano plytelių terasą. Ir mes eisim per etapus, kaip mes tai vykstam. Ir jūs esat šito proceso dalis. Įsitaisom patogiai? Judam. Mūsų visų uždavinys, kad visa tai būtų padaroma greitai. Pirmas dalykas, pradedam nuo medžiagų. Visos medžiagos atvažiavo iš MDS terasų, mūsų partneriai. Poliai, aliuminiai ir porceliano plytelės. Šį kartą mes dirbsim 60-60 formatu. Vienas tiekėjas, vienas transportas. Tas tandemas visada leidžia sutaupyti laiko, kurį mes sugaištame logistikai. Čia yra namukas, kuris dabar yra be terasos, o čia yra vaizdas, ką mes turėsime gauti. Tai kaip matot, čia yra ir landšaftas subraižytas, ir zonos, viskas. Čia bus pagrindinė zona, bet jinai išeina pakankamai plačiai į šitą pusę, o čia yra kavos zona, pagalbinė. Kągi, planas aiškus. Nuo ko pradedam? Terasos matmenų nustatymas. Šitoje vietoje yra labai dažnai, kad tai, ką nubraižo architektas ir tai, ką mato terasininkas, matmenys netitinka. Kodėl? Nes terasininkas skaičiuoja sveikais terasinės dangos vienetais. Tai reiškia, jeigu lenta 12, pas mane kas 12 žingsnis, šiuo atveju mes turim plyteles kas 60. Ir tas matmuo kas 60 gaunasi. Todėl, dirbant su plytelėm, pirmas dalykas – įsidėliot plytas, kaip jos turės būti terasos. Nes tai užduoda galutinį jūsų matmenį. Žiūrėkit, dabar mūsų plytelė 60-60. Tai reiškia, kad nuo pagrindinės sienos mes einam būtent su tai 60-ukais, ne? Tai čia mūsų yra 7 eilės, plačiausia vieta gali būti 4,20. Bet pirma plyta visada prasideda nuo lango. Pas mus langas įėjęs 7 cm. Tai pas mus plačiausia vieta šita yra 4,13. O čia 2 plytam susiaurėja. Tai reiškia, čia bus 3 metrai be 7 cm, tai kas įlenda į čia. Ne, va, priekį užduoda plyta. Toliau, šonai, nuo kur iki kur. Dabar žiūrėkit, čia mes turim 2 laiptukus, čia ir čia, o čia turim vamzdžius. Mes skaičiuojam taip, kad laipto pakopa turi būti 15/40. Čia reikalavimas, čia yra feng shui laipto pakopai. Tai mes darom tą 40 nuo cokolio. Ne nuo sienos, bet nuo cokolio visada darom, nes jeigu darysit nuo sienos, iš anos pusės atėjus, jums švies laipto šonas. To visai nereikia. Minimalus atitraukimas čia, vaizdo jums negadina, bet labai sprendžia iš tenais. Ir kitas dalykas, mes atitraukę laiptą, mūsų lietvamzdžiai vienam ir kitam šone, kurie bus lieka terasos plokštumoje. Juos galima labai gražiai sužaisti. Mes nuo cokolio atitraukiam plokštumas ir tada mes turim visą plotį, kurie turėsim uždengti plytelėm. Dabar šitą turėdami plotį, mes žiūrim, kaip mes dėliosim plytas. Šiuo atveju, kadangi mes turim per visą ilgį 14 plytų, lyginis skaičius, tai reiškia, mes turim pradėti plytas nuo centro. Taip? Kas gaunasi? Pradedam sveikom plytam, ir čia gaunasi, kad mums reikės atpjauti po 15 cm iš kiekvienos plytos. Kad neišlyst iš namo ribų, mes susitaikom, kad šonės plytas reikės truputėlį prisipjauti. Tai va, plytos mums užduoda galutinį matmenį. Pirmiausia, susižymė mūsų terasos preliminarias ribas. Kitas dalykas, pasimatuojam aukščius nuo mūsų terasos ribos. Būna atveju, kai tenka pasikapliuoti kastu. Šiuo atveju mes turim 35-38 cm aukščio terasą, mums šitos dalies kasimo nebereikia, todėl mes iš karto užsitiesiam plėvelę, geotekstilę. Iš karto užtiesas yra kur kas paprasčiau per ją badyti polius, nei paskui turint polius į kiekvieną įaudinėti. Prieš gręžiant reikia nepamiršti, kad po terasa labai dažnai yra komunikacija. Šiuo atveju mes turim geltoną dryžį, čia pas mus praeina šviesolaidis, prie sienos eina drenažas ir lietaus surinkimas. Labai dažnai eina dar ir elektros laidai ir panašiai ir panašiai. Šitos dalykus reikia įsivertinti. Iš kitos pusės, komunikacijos labai dažnai pakoreguoja jūsų polių planą. Bičiuliai, mes biškai truputėlį pasistumėjom su darbais, jau matot, yra polių padaryti. Mes baigėm, kai mes žymėjom polius. Dabar žiūrėkit, pirmiausia, kurias eilės turi susižymėti polių. Ne? Tai yra, jeigu tu turi laužytą terasą, tai pirma eilė yra šonas, 15-20 cm nuo kraštų. Toliau, šiuo atveju mes turim lūžį, nuo šito lūžio eina eilė ir tada vėl kitas kraštas. Tai pas mus polius dedant yra 3 esminės eilės. Viena kraštas, lūžis, kraštas. Ne? Ir dabar šituos atstumus mes dalinam į vienodus atstumus. Dirbant su aliuminio karkasu, kokie atstumai gali būti. Šiuo atveju čia
turėtų būti maks metras, kadangi mes turim šviesolaidį, šičia pas mus gavosi 1,10 m. Šičia yra po 90. Čia gavosi vėl 90. Kaip matot, atstumas yra skirtingas įvairiose vietose. Kuris pirmiausia polius reikia sriekti? Tai yra nešančio karkaso pirmą ir paskutinį. Taip? Šiuo atveju pirmas čia, paskutinis čia. Kodėl taip? Jeigu juos gręžiant biškį pasineš, tai mes paskui kitus tarpinius koreguosim pagal jų pasinešimą. Turim pirmą paskutinį, nuo jų tiesiam siūlą, atitraukiam siūlą centimetrų nuo poliaus. Taip. Ir tada visus polius gręžiamės irgi centimetrų nuo siūlo lygiuojamės. Kokie atstumai turi būti tarp nešančio karkaso tarpatramių? Šiuo atveju mes dirbam su aliuminiu, tai aliuminio skaitau, kad 1,10 m yra maks. 1,20 m jau vibruoja. Dirbat su cinku, 1,20 m tikrai turėsit barškutį, tikrai vibruos. Kokie tarpatramiai gavosi pas mane? Jie yra neįvadoni. Kodėl? Vienas dalykas, turiu brūkšniuką, teko pasikoreguoti. Kitas dalykas, aš turiu plytus sujungimo ribas. Taip, tai reiškia, pas mane yra laikantysis karkasas ir dėdama šituos, aš iškart įsivertinu, kad ilgasirgis nepataikytų ant to gulekšnio. Nes plytose jisai turi turėti tikslę vietą ir jo stumdyti mes negalim. Ir jeigu mes turėsim ilgasirgį, mes turėsim pakankamai sudėtingą užduotį, kaip užmauti laikantį karkasą ant to ilgasirgį. Tai šiuo atveju pas mane plytos sudūrimas bus štai čia, šitas neliečia, o kitas štai čia ir štai čia. Įsivertinęs tai, aš parenku polių vietas. Kaip vyksta polių gręžimas, kad vyktų greitai ir sklandžiai? Štai yra komplektas. 1, 2, 3 ir lėtaeigis grąžtas. Šitas yra susirast esančią kliūtį polių kelyje, akmuo, komunikacija, kelmas. Kai turim ypatingai kietą žemę, mes naudojam didesnio diametro grąžtą tam, kad sriegis lengvėsis padarytų savo pirmąjį kelią. Kai turiu skylę, statau polių ir su greitaeigiu grąžtu aš pasigausiu horizontą. Toks greitaeigis sukimas mums leidžia greitai susigauti vertikalę ir sraigtui pagauti žemę. Šiuo atveju šitas polis mums turėjo staigmenų. Mes į kažką atsimušėm, pradėjom gręžti, pradėjo lyst pjuvenos. Kas tai gali būti? Mes turim senų obelų juostą. Tai greičiausia mes pataikėm į senos obels kelmą. Bet kuo man patinka sraigtiniai poliai, į kelmą jie labai šauniai lenda. Ypatingai jeigu tai yra papuvę. Šiuo atveju mes padarėm skylę, sriegis įsisriegė į tą skylę, plėšė kelmą ir sulindo gilyn. Ir kai turim polių paruoštą, mes kviečiamės mūsų sunkią artileriją. Važiuojam. Kas man labiausia patinka, kad jinai dirba savarankiškai. Gali eit kavos, pavalgyt, jisai už tave darbą padaro pats. Kur aukščiausias terasos taškas? Kaip taisyklė, dedasi profilis ant palangės, jisai prisiklijuoja, prisiniveliuoja, jis yra tikrai stiprus ir va čia mūsų yra karkaso viršus, ant jo dėsis jau plyta. Nuo šito taško aš jau skaičiuoju viską žemyn. Kiek man reikia leisti žemyn? Tai yra, turiu aukščiausią tašką, atminusuoju karkaso sumuštinį, šiuo atveju mes turim 50-60 mm. Toliau, apie 6 mm dedu reguliavimą ant ilgasirgio ir mes gaunam, kad nuo šito taško mes leidžiamės 17 cm. Aišku, aš visada, eidama žemyn, įsivertinu savo terasos ilgį ir koks bus nuolydis. Nuolydį aš visada paskaičiuoju, kad centimetras į metrą. Nesvarbu, su kokia danga dirbu. Bičiuliai, šitoje vietoje noriu padaryti pertrauką ir pakalbėti apie vieną dalyką, klaidą, kurią dažniausiai daro tie, kurie pradeda daryti terasas. Labai svarbus dalykas yra susigręžti polius ir akmenį susivežti iki pietų. Nes pavalgius daryti sunkius fizinius darbus lakstyti su točkiam tikrai ne į sveikatą. 12 valandų, 3 valandas nuo darbo pradžios mes susigręžę 46 polius, susidėjo akmenis ir kadangi turime jūsų palaikymą, mes jau turim viršplanį, mes jau susidėję ilgasriegius. Dar vienas dalykas, MDS gali jums parūpinti ne tik polių, bet ir įrangą. Jums reikia įsigręžti vieną kartą polių iš nuomos. Jūs norite tai užsiimti pastoviai, parduos. Šitas mūsų aparatas taip pat nupirktas iš MDS. Prieš dedant ilgasriegius į centrus dar vienas darbas. Gręžiant polius būna. Pataikai į akmenį, nuneša ir panašiai ir panašiai. Todėl mes visada prieš gręždami ilgasriegius pasidedam siūlą ir žiūrim, ar tikrai centrai nepabėgia. Leistina tolerancija apie 2 cm. Taip, nuo mūsų viso siūlo, nuo būsimos nešančio karkaso ašies. Jeigu pabėgia,
Tada mes naudojamės gretimom skylėm, kurios esate šitoje aikštelėje. Va šiuo atveju centras yra nuneštas beveik 2,5 cm. Mes tiesiog paėmėm ir įsregėm į aikštelės šoninę skylę. Tokiu būdu mes praktiškai išsigaudom, kad mūsų centrai būtų idealiai. Toliau, kai turime ilgasriegius, būtina įsigaudyti vertikalį, nes jeigu ilgasriegiai bus bent kažkiek kreivai nuėję nuo savo vertikalės, mes nepažymėsim tiksliai skylių gręžimo vietos, o paskui maunam, nes sudėsim problemą, jeigu ilgasriegiai bus į šoną ar šitaip, mes jų gerai neįgręšim. Tai vertikalės gaudymas yra vienas žmogus eina su vamzdžiu gaudo, kitas žiūri iš vieno ašim, kitas žiūri šono kita ašim, tam, kad būtų 90 laipsnių kampas. Kai turim 90 laipsnių kampą, susidėliojam poveržlės ir tada mūsų užduotis susigaudyti preliminarų aukštį su poveržliam, kad mums nereikėtų užmovus vamzdžio ilgasriegiai šituos varžtus sukioti ten po 5-10 cm. Tam, kad užmovėm ir mums korekcija liktų 10 mm max. Dar vienas pasiteisinęs dalykas, dirbant saulėtą dieną su lazeriu, tai yra kapro, nerūdijančio plieno kampuotis. Šitas kampuotis nerūdyja, šilta, šalta, purvas, va taip jis atrodo po 4 metų eksploatacijos. Jis puikiai atspindi lazerį, todėl su juo labai lengva yra dirbti. Primaus aukščio nustatymas. Tai yra, kaip sakau, mes turim aukščiausią tašką, šiuo atveju mes imam gryno pliko karkaso, nuo jo atsiminusuojam 11 cm, tai yra tiek, kiek turi mūsų sumuštinis ir tada žinom, pasistatę lazerį, šiuo atveju nuo lazerio buvo 17 ir centimetras kas metrą. Čia gavo 17 nuo lazerio žemyn, 18 nuo lazerio, 19, 20. Ten 21, kaip ir sakiau, tai yra preliminarus aukštis, tam, kad mes galėtume dabar preliminariai užsikabinti savo nešantį karkasą, kada vyks centrų žymėjimas. Nešančio karkaso skylių pasižymėjimą, kai mes darom. Žiūrėkit, mes prisispaudėm prie tų ilgasriegių mūsų nešantį karkasą ir įsivaizduojam, kad šitas kraštas, kuris liečiasi su ilgasriegiais, yra mūsų ideali ašis. Mes tada žymėmės, kur bus centras, spaudžiam kampuotį iš kairės pusės, prispaudėm, pasižymėjom centrą. Taip, nes mūsų šičiai yra grinai prisispaudę, tai reiškiasi, idealiu atveju aš gręžiu per centrą. Dabar kitas dalykas, čia palieku 5 mm. Matot, pas mane kabinant visas balkis pasistums į kairę, į dešinę 3 cm. Tai reiškia, liks 8 cm. Čia, kaip matot, vėl susiliečia, idealiai centras. O va šičia mes jau turim tarpą. Bet tas tarpas yra 10 mm. Nuo čia iki čia yra 10 mm. Pasistūmęs į šitą pusę. Ką tai reiškia? Nuo mano idealaus centro aš panešu 10 mm. Viskas. Reiškia, čia įgręžę skylę, tai bus kabindamas, pataikysiu ant šito ilgasriegį. Tokiu būdu aš galiu, nešiodamas tą centrą, išsigaudyti polių išsibarstymą iki 2 cm. Natūraliai turėsiu ilgesnį gulekšnį, šiuo atveju, pavyzdžiui, kokį termopušies. Šitas išsibarstymas galės būti didesnis, nes aš centrą nešiodamas, aš galiu eliminuoti tą platesnį išsibarstymą. Kai turim sužiūrėtusius valgius, mes juos susidedam į vieną krūvą tam, kad skylės būtų pas mus visos vienoje krūvoje, nereikėtų vaikščioti. Gręžiant taip, prasigręžiam pirmiausia viršutinę skylę. Toliau, tam, kad išlaikyti statmenį, aš pats žiūrėdamas iš čia viršaus, aš matau kryptim va šitą kryptim vertikalę, taip, bet šitos pusės aš jau nematau. Todėl prašau kolegos pagalbos, kad jisai prižiūrėtų ir palaikytų statmenį va šitą kryptim. Dabar du klausimai. Vienas, kokius grąžtus gręžiam, kad nenunešiu centrą, tai mes dažniausiai naudojam dviejų tipų. Vienas tai yra arba devalto, šitoks grąžtas, arba irvinas, kuris yra brėžia centrą ir iškart išorę. Taip? Šitokio tipo nenuneša, o diametras mes naudojam 12 nerūdijančio plieno ilgasriegius, tai mes gręžiamės 13 grąžtų, kad mes milimetrų turėtume laisvumo tam, kad įmautume. Susikabinom nešantį karkasą ir dabar įdomiausia dalis. Tai yra terasos plokštumos formavimas, aukščiausio taško atsiradimas ir nuolydžio 1% suformavimas. Kaip visa tai darosi? Aukščiausias taškas. Kas yra aukščiausias taškas? Aukščiausias mano taškas tai yra ant palangės dedu profilį žemiausią, šiuo atveju naudosim 20x40 ir va čia turėtų būti aukščiausias mano taškas. Bet šitoje vietoje dažnai būna niuansai, kad jeigu mes turim langą, palangė gali būti net nelygiai. Šiuo atveju mes irgi turim šitas kampas 5 mm aukštesnis už šitą. Jeigu yra daugiau langų, tas skirtumas gali būti iki 20 mm.
esam turėję tokių atvejų. Ką tada daryti? Jeigu mes turim ne vienodą aukštį, mes privalom imti kažkokį vidurkį. Nes imant su plytom, tu negali vieno kampo pakelti. Tai yra, mes turim kažkurią plokštumą laikyti idealiai lygią ir tada kažkuria viena kryptim eiti žemyn arba kažkuriam taške daryti lūžį. Tai yra, kažkurio kampu eina visiškai be nuolydžio, o paskui laužiam per plytelės siūlę. Tai va, šiuo atveju mūsų aukščiausias taškas yra čia. Dedam profilius, taip, imituojame mūsų laikantį karkasą ir tada žiūrim, kad šitam taške mūsų va šitas atskaitinis nešantisis gražiai sueitų su šituo 3 metru. Taip, tokiu būdu aš įsiniveliuoju, gaunu va čia idealį tašką ir nuo jo aš tada skaičiuoju 1% nuolydį į savo žemiausią terasos tašką. Šitam taške, kuris yra praktiškai prie mūsų aukščiausio lango, turi aukščiausią žemiausią tašką. Aš jį persinešu į vieną terasos šoną, taip, aukščiausias žemiausias taškas, tada idealiai įsilyginu šitą gulekšnį, taip, tą patį padarau su kitu kraštiniu. Šiuo atveju pas mus šiek tiek trumpesnis, 3 metrų. Ten idealiai lygu, čia idealiai lygu. Ir tada maždaug per polių linijas aš įsitempiu siūlus per visą terasos plokštę. Siūlai, siūlai, siūlai. Šiuo atveju mes turim 5 siūlus, juos pasikeliu 15 mm, taip, suformuoju virš savo gulekšnio nešančiojo karkaso tokį voratinį. Ir tada mano užduotis, einu tiesiog kišu 15 mm niveliavimo kaladėlę ir gaudau aukštį, kad iki siūlo būtų vat, idealiai 15 mm. Dabar šitoje vietoje yra vienas niuansas. Aš turiu eiti 2 žmonės, 3 žmonės, kad iškart lygint visą gulekšnį. Nes, pavyzdžiui, aš pasidaręs šičia tašką, o vėliau pakėlęs gretimą, aš galiu pakeisti šito taško aukštį, nes aliuminis šiek tiek linksta. Tai va dėl to mes visada einam vieną gulekšnį lygiuojam, tokiu būdu niekas nejudina tau reikalingo siūlo. Ir kitas dalykas, skaitom, kad jis jau sutvarkys tada, kad visa plokštuma jo yra būtent sugaudyta su šitą niveliavimo kaladėlį. Tokiu būdu aš gražiai išsigaudau visą plokštumą, kuri yra su procento nuolydžiu.